Tai šiandien noriu absoliučiai aiškiai pasakyti apie žodžių svarbą, jūs visada žinote, tai mano kanalo esmė, bet kodėl neverta liaupsinti kitų? Kai mes liaupsinam kitus žmonės, kas atsitinka? Kažkada aš turėjau savo jaunystę, kai dar nebuvau sukūrusi verslo, tokią moterį pažįstamą, kuri darė verslą, labai gražiai atrodė, nešiojo daug sidabro, sėkmingai bendravo su darbuotojais, vesdavo jiem ten visokį augimo mechanizmo, kaip sakyti, tokią ideologiją turėjo savo kolektyvę. Aš ją labai žavėjusi, bet aš jai niekada to nesakiau. Kur čia dabar yra skirtumai? Žmogus, kuris yra pasiekęs daugiau už tave, jam nereikia tavo energijos, nes jeigu mes žodžiu, oi, liaupsinam, koks tu gražus, koks tu žavus, koks tu sėkmingas, kaip aš ten, jūs tą žmogų auginat. Jis, kadangi sėkmingesnis už jūs, jam nereikia pagalbos, jūsų energijos, jam nereikia, geba augti pats. Kaip tai reikėtų daryti ir kaip išsaugoti žodžio energiją, tai žavėtis viduje. Ką aš ir darydavau, kas tada vyksta? Tada tu viduje matai, ne viduje, o savo galvoje, vaizduotėje užfiksuoji tą sėkmingos moters paveikslą. Bendrinį, ne tik verslą, bet bendrinį. Žavėtis visada reikia bendriniais paveikslais. Jeigu randat bendrinio paveikslo žavėsi, jums pasisekė, fiksuokit tą paveikslą. Ką aš ir dariau, aš užfiksavau ir viduje žavingai žavėjausi. O aš žavėjausi visada. Ir jie tai matė turbūt iš mano žvilgsnio, nereikia atiduoti tam žmogui energijos. Ir kai tu žaviesi užfiksuodamas tą paveikslą ir galvoji, kokie jūs žavi, bet neatiduodi energijos žodžiais, tu pradedi pats eiti į tą paveikslą pasąmoniniam lygmenį ir generuoti energiją. O jeigu jūs jai sakot, kad tu žavi, tu kokia sėkminga, oi kaip tau gerai, jūs atiduodat savo energiją ir jūsų tas algoritmas, jis nesusiformuoja, neina į tą pusę. Todėl fiksuokit paveikslą. O liaupsinti. Pažiūrėkit dabar vėlgi pavyzdys iš gyvenimo. Liaupsinti reikia vaikus. Kodėl? Todėl, kad mes juos auginam. Lygiai taip pat ir pavyzdyje su ta sėkminga moterim. Mes ją auginam, ją liaupsindami. O mes auginti turim save. Nes ji užaugusi jau ir be mūsų pagalbos aukščiau. Tai platesnis video pačiai, ačiū.